Visų savo pašnekovų prašau pagalbos su pavadinimu. Bus kažkas, brūkšnelis Veronika. Aš nenorėčiau kažkokio abstraktaus, turbūt mano pavadinimas būtų, taip, dabar paskaičiuosiu. Nu tai jis mane išnaudoja 7 metus, bet toks pavadinimas mano būtų. Matausi? Turbūt matausi. Girdžiuosi, panašu, kad taip. Noriu pristatyti naujus televizijos bokšto partnerius gotherapy.lt. Nesvarbu, ar jau esate ėję į terapiją, ar galvojate apie ėjimą į terapiją tik pirmą kartą, ar tiesiog ieškote naujo specialisto, naujo terapeuto, gotherapy.lt gali padėti. Daugybė kruopščiai atrinktų specialistų, patogus susirašymas, galimybė su terapeutu susitikti gyvai, galimybė bendrauti internetu, kaip jums patogiau. Tikrai daug privalumų, bet pagrindinė žinutė, ką norėčiau pasakyti, tai kad jeigu jaučiat, kad atidėliojat, tai tegul šita žinutė būna ženklas nebeatidėliot. Spauskit ant nuorodos video aprašyme ir gausite 15 € nuolaidą pirmam susitikimui su jūsų išsirinktų terapeutų arba naudokite nuolaidos kodą TB15. Ačiū GoTherapy, ačiū Jums, kad žiūrite ir grįžtam atgal į pokalbį. Koks Jūsų vardas? Veronika Temidė. 2 vardus turiu. Kodėl 2? Pasikeičiau vardą iš esmės vasaros pabaigoje, pasikeičiau savo vardą. Prieš tai buvau Laura, dabar tapau Veronika Temidė. Ok, kito turbūt ateisim dar. Kiek metų? 23. Iš kur esat? 8 metus gyvenu Vilniuje, šiaip iš pagrindę turbūt iš Kauno, Kavenska, kaip pasakyti. Kaip prisimenat savo ankstyvą vaikystę? Vaikystė, jinai pas mane, aš ko, kaip sakyti, nesu patyrus, tai smurto fizinio ir bado, visą kitą esu patyrus. Tai augau disfunkciniai šeimoje, buvo alkoholizmas, buvo smurtas tarp mamos ir kažkokių vyrų, tarkim, mane. Tai mano aukso vaikystės amžius, taip sakykime, tarp 5 ir 7 metų, kai mano tėvai gyveno kartu, mano tėtis gerai uždirbo, persikėlėm į namą, kad jis ir buvo be patogumų, bet man kaip vaikui net nesureikšinau, tik neseniai iš visų žinau, kad buvo be patogumų. Po to mano tėtis sugalvojo, jam turbūt, nežinau, vidurinio amžiaus krizė, susirasti jaunesnę moterį ir išvarė mano sesę su vaiku, mane ir mano mamą iš namų, nu ir tada prasidėjo. Nors mano mama anksčiau alkoholį vartojo, tėtis metė po mano gimimo, kaip sakyt, skurdžiom sąlygom aš iki tų 5 metų augau, po to, kai išvarė mus iš namų, nu tai ten buvo mėtymų, vietimų visokių, kaip sakant, manęs, ten ir vaikų namus, ir pas tėtį, ir pas mamą, nu tai kai mus išvarė, tai mes gyvenom kur? Aš su mama gyvenau. Dar nenubėgam tolin, įdomu, kiek jums buvo metų iki išėjimo? Nu tai aš pirmokė buvau, tai apie 7 metai man buvo, kai mus tada iš namų išvarė. Kaip prisimenat save kaip vaiką? Koks vaikas buvo? Geras. Aš geras turbūt vaikas buvo, aš augau su broliu, kuris turi protinį atsilikimą. Kažkurį laiką po to jisai į globos namus išvažiavo ir internatą, tais laikais aš ten nežinau, nes jisai vyresnis. Nu, būdavo tų visokių, kaip sakant, vaikiškų išdykavimų, bet šiaip aš buvau geras vaikas, padėdavau ir mamai, ir eidavau mokyklą ir viskas ten buvo gerai. Ką aš žinau, iki tų kažkur 7 metų pas mane viskas kaip... Ir toliau pas mane viskas buvo gerai, nors normalus vaikas buvau. Ką aš žinau, pas mane ir raidos kažkokio atsilikimų nebuvo nieko, ta prasme. O kaip prisimenat savo santykį su tėvais iki to išėjimo? Kas jums jie tokie buvo? Nu, tėvai kaip tėvai, ta prasme, su tėčiu, tiek su mama, tiek su tėčiu aš turėjau labai gerą santykį, aš jaučiausi tada kaip ir mylima. Gal tėtis, aišku, jisai grubesnis būdavo, šiek tiek šaltesnis. Mama, jeigu neužgerdavo, tai jinai būdavo ir tvarkinga, ir dirbanti moteris, ir manim rūpindavosi. Ir dar plius sesė, kad augo su vaiku pas mus namuose. Tai aš tą santykį prisimenu gerą su tais tėvais, išskyrus, kai mama užgerdavo. Kada prisimenat pirmą kartą pamatėt, kad kažkas yra su alkoholiu mamai negerai? Kažkokio tokio vieno, tai aš aišku, pas mus būdavo tai, pavyzdžiui, metai, pusmetį jinai negeria ir tada jinai 2-3, nu, dažniausiai 2 savaitės, kaip sakant, jau pila daugiadienėm. Paskui vėl ramu, vėl viskas gerai. Aš tą alkoholizmą kaip ligą, kaip kažkokį, kaip čia pasakyti, kaip kažkokį negerą dalyką turbūt supratau kaip paauglystį, kai man jau reikėjo būti atsakinga už ją, ne? Už jos poelgius, už jos pinigus, už jos veiksmus, už viską, žodžiu, būti atsakinga, tai turbūt paauglystė, aš supratau, kad jau čia kažkas negerai. Ir turit brolį ir sesę? Jo, aš turiu brolį, tai jam dabar gal 30 keli metai. Pas mane yra taip, aš turiu tėtį ir mamą, tai pas mane tėtis turi iš pirmos santuokos 2 vaikus vyresnius ir mama taip pat, brolį ir sesę.
aš turiu 2 brolius ir sesės, bet jie man iš esmės nei brolis, nei sesė. Nu, ta prasme, nei aš su jais bendrauju, nei aš kontakto palaikau, nei ryšio, nieko pas mus. Nėra, aš vienintelis vaikas tarp mamos ir tėčio. Tai tas santykis jie buvo vyresni, nes mano tėvai susilaukė manęs jau būdami vyresni, tai tie brolis sesės pas mane vyresni, tai aš jokio kontakto nepalaikiau. Mano brolis turi protinį atsilikimą, tai su juo kitoks santykis. Sesė emigravusi yra irgi ten, kai man buvo 5 metai, nu, tai jai buvo 20 kažkur 5, ne? Nu, tai koks ten santykis gali būti, nu, tai žiūri kaip į vaiką, ne? Manęs mama susilaukė, kai buvo 3-5, tėtis kem 1 ar kem 2 buvo, kažkas tokio, aš ten nelabai jau atsimenu, bet nu jau vyresni, nes eidavau kažkur kažką pirkti, sakydavo, nu tai man mačiutė tavim pasirūpins, sakau, čia mano mama. O kokį santykį tarp tėvų matėt? Kaip ir iki tų 7 metų viskas ten buvo gerai, na, aišku, tėčiai nepatikdavo, kad mama gerdavo, bet jisai visą laiką atneždavo į šeimą pinigų, nupirkdavo mamai cigarečių, pasirūpindavo maistu. Į tarp jų santykis buvo viskas ok, kol mama nesugalvojo susirasti, kaip ir meilužė, aš nežinau. Mes gyvenom vienam name, o ten buvo toks kaip griovys į mišką, ten toliau tęsės, o kitam to griovio gale, sakykime, gyveno toks kaimynas. Nu ir mano mama pradėjo valkatauti per tos kaimynus, pas vieną, pas kitą, tai aš esu mačius kaip ir jie, tiesiog mano mama išėjo pas tą kaimyną ir jie ten kartu gerdavo. Tai aš esu mačius ir kaip muša kaimynas mano mamą daužo į ten per veidą su kumščiais. Kaip tau, ką žinoma, buvo gal 6-7 metų, nu, tai vaizdelis toks kraupus, tai paskui tas santykis jų taip ir sugriuvo. Jau kol tėtis tos vyresnės nesusirado, nu, jaunesnės moters. Tėtis labai rūpinosi mama, o mama tai tokia buvo valkataujanti, paskui prasidėjo alkoholizmas, nu, jinai nelabai ten rūpėjo, turbūt tas mano tėtis, aš taip įsivaizduoju. Nes ir paskui ant jo labai varydavo daug mano paauglystėje, ten sakydavo ant jo. Kaip atrodė tas momentas iš jūsų perspektyvos tuo metu, kai tėvas išvarė jūs iš namų? Nelabai aš atsimenu, tiesiog kad jisai susirado jaunesnę moterį ir liepė mums išeiti iš tų namų, aš ten pačio to viso neatsimenu, kiek ten laiko truko, gal ten anksčiau viskas prasidėjo, nu, aš ten nelabai ir atsimenu, nes dar vaikas buvau. Aš tai priėmiau, ką aš žinau, kaip normalų reiškinį, pas mane viskas šeima buvo normalu ir tiek, nu, ta prasme, ten būdavo kaimynai lauždavosi į namus irgi ten reikėdavo policiją kviesti, ten bėgti, nu, aš priėmiau tai kaip normalų reiškinį, aš paskui pati gyvenau kažkiek laiko su tėčiu ir ta jo moterim nauja, nes jinai dar neįgalų sūnų turėjo, aš paskui kažkaip grįžau atgal pas tėtį į tą jų naują sukurtą šeimą, į tą patį namą, o mama liko, žodžiu, gyventi kitur. O kur išėjot? Jūs išėjot su mama, dviese gyventi? Su mama ir sesė dar, jo, sesė augo, nu, sesė gyveno su vaiku ir mes, tai aš nežinau, gal ten buvo kažkoks socialinis, mes ten Kaune, Marvelės rajone gavom kažkokį butą, gal ten išsinuomavo, aš nežinau, kaip ten buvo, bet mes gyvenom ten. Pusę namo turėjom, jis buvo labai blogai šildomas, tai va tiek ir atsimenu, kad mes ten išėjom. O ką mama veikė, kai išėjot, ką dirbo, kaip? Jinai dirbdavo, ar prieš tai ar po to jinai dirbo, man atrodo, jinai dirbo Urmo bazėje, pardavinėdavom bandelės, aš tiek atsimenu. Iš ko mes gyvendavom, nežinau, man tada nerūpėjo kaip vaikų, neįsivaizduoju, gal iš kokių pašalpų. Žinau, kad mama kažkiek laiko tikrai dirbo ten tuo metu. Kokį santykį prisimenat su mama toje vaikystėje jau išėjus? Šiaip iš to laiko tai beveik nieko neatsimenu, nežinau, kažkaip įsitrynė man tie visi, kai aš ten gyvenau. Realiai toks pats turbūt tas santykis. Mes su mama kaip ir artimos buvom, atviros viena kitai. Jinai nesmurtavo prieš mane, rūpindavosi manim, bet jai nelabai gal pavykdavo tiesiog rūpintis. Aš nežinau, gal turėtų motinystės įgūdžių, bet tas alkoholizmas ten, paskui sužinau, kad depresija sirgo daug metų, stiprius vaistus gerdavo. Tai būdavo tokia, miegodavo, gulėdavo, eidavo į ten darbą, jeigu dirbdavo, užsidarius tokia labiau, bet visą laiką galėdavai paklausti, ten kažkokio iš šios psichologinio smurto, gal, sakykime, mažiau esu patyrus. Mokykla. Koks vaikas mokyklai buvot, kaip save prisimenat? Mokykla tragedija buvo, nu ką, aš maištavau. Prieš ką? Iš sistemo turbūt įsivaizduoju taip. Nu gerai, aš vaikystėje tai buvau kaip ir normaliai, man ten viskas, ne, ta prasme, bet paauglystėje prasme tos problemos prasidėjo kokioj 8, 9 klasė, nes už 9 klasės ten pabaigiau ir paskui išėjau iš tos mokyklos. Buvau toksai maištantis vaikas, aš kiekvieną pamoką pas socialinę darbuotoją sėdėdavau. Mokintis niekada nenorėdavau, man skaityti pirmoje klasėje man ten buvo išvis tragedija, nes aš kaip įsivaizduoju, kad aš pirmos klasės kursą pakartojau, nes aš jau
mano mama susipažino su patėviu ir šitą pirmos kursą, gal aš ten, kur anksčiau nuliniai klasiai buvau, man dabar susimaišė. Tai aš atsimenu, kad man ir labai sunku būdavo skaityti, aš ten per ašaras skaitydavau, niekada pas mane nebuvo gerų pažymių, nuo 1 iki ten 9 klasės ir 10, niekada pas mane nebuvo gerų pažymių, aš buvau toksai vaikas, kur kiekvieną dieną po socialinę sėdėdavau, kiekvieną dieną susipykdavau su mokytojais, atsikalbinėdavau, nes aš jaučiausi kieta. Aš jaučiausi kieta, kad aš galiu, man mokyta vieną žodį, šį 20 atgal. Dėl kietumo, kaip sakant, gal dėmesio trūkumas, taip sakyti. Tokia būdavo ir namuose, ar ne? Jo, paskui aš ir namuose buvau, jau aš ir prieš tėvus pradėjau šakotis, jau kur čia mane paaiškinsi ir jo, aš ir paskui ir namuose prasidėjau. Nu, čia turbūt paauglystė, hormonai, aš nežinau, kas čia buvo. Minėjot, kad patėvis atsirado. Jo, mano mama, kai gyveno tenai su sesė, mano turbūt sesė įskrido į Londoną tada gyventi, į Angliją įsikraustė, o mano mama susipažino su patėviu. Mano supažindino jam mano brolis iš tėčio pusės. Ir mes tada persikraustėm už Kauno į miestelį, pas jį, žodžiu, į butą ir mes ten gyvenom nuo 7 iki kol man suėjo 15. Kaip tai atrodė? Pasikeitė kažkas? Mama pasikeitė ar ne? Mama? Ne. Jinai iš pradžių, jie gyveno kaip pora, tarkim. Iš pradžių dar jisai kažkiek gyveno su mumis tam name, paskui mes perskeliam pas jį. Tai jie iš pradžių gyveno vienam kambarį kaip pora, viskas kaip ir okei, nieko išskirtinio aš ten nemačiau. Na, aišku, jis irgi su alkoholiu problemų turėjo, tai būdavo ir gerimai, dėl to aš pirmą kartą atsidūriau globos namuose, iš tų namų, išvažiavau globos namus, nes jie kartu gerdavo. Papasakokit šitą situaciją. Mane pirmą kartą išvežė 7. Aš 2 kartus esu buvus globos namuose, tai mane pirmą kartą išvežė 7 metų. Aš ten prabuvau gal pusmetį ar metus ir mane paskui pasiėmė tėtis. Aš nelabai ten atsimenu, tiesiog matyt atėjo socialinės lankydavos, nes tiesiog rizikos šeima tuo metu buvom ir mane tiesiog išvežė, nes tiesiog nebuvo kam pasirūpinti manim. Prisimenat kažką iš vaikų namų? Ten buvo geri globos namai, ten ir mano brolis iš tėčio pusės augo, kaip supratau, tose globos namuose, buvo labai faina direktorė. Ten buvo kaip ir viskas gerai tose globos namuose, kažkokiu neturiu priekaištų tiem globos namam, man ten visai patiko. Paskui mane pasiėmė tėtis, aš pas jį gyvenau metus laiko. O kodėl tik tai metus laiko? Nes paskui grįžau pas mamą atgal vėl. Aš nežinau, kaip ten buvo, nes mane pasiėmė tėtis, kol mama susitvarkys sveikatą, kaip supratau, atsiras ten turbūt, vis tiek reikėjo iš vaikų teisių tos visus punktus, kaip pasakant, patenkinti. Tai aš gyvenau su tėčiu, bet tas alkoholis mane persikėjo ir tada mano tėtis susipažino su kita sugyventinė ir jinai varto alkoholį. Nes mano tėtis metė nuo mano gimimo ir niekada nebevartojo, bet aš gyvenau su alkoholikė pamotė, kuri varto alkoholį. Tai mano tėtis tada susirgusi, patyrė širdies smūgį, labai jį slaugyti reikėjo, labai jam ten sunku, buvo jis ten 25% darbingumo lygį, tik tai jis turėjo, jam ten darė operaciją, dėjo tą aparatą širdies, žodžiu, ten buvo tragedija, ne vaikystė. Paskui tą pamatė, ten susipyko, jie vos iš vazos per galvą nemetė mano tėčiui, ten, žodžiu, būtų jūs miręs, ten, žodžiu, bėgom iš namų į kitą namą, nes ten vienam kieme stovėjo 3 namai, tai mes į kitą namą bėgom. Tai va tokį, ką žinau, aš tokius metus atsimenu su gyvenimu su tėčiu. O kai grįžot pas mamą? Aš atsimenu, dar kai gyvenau su tėčiu, tai kad vis laik verkdavau, skambinau mamai ir verkdavau, kada tu mane pasiimsi, nes kažkaip pasildau mamos. Paskui grįžau, tai vėl aš grįžau tą patį butą, gyvenau su mama ir patėviu. Tai ką, kaip ir dirba, kaip ir viskas gerai, tada vėl užgeria, vėl ta pati dainelė, kaip sakant, bet aš gyvenau ir nieko ten, kaip ir nieko naujo nebuvo. Tarkim, pusę metų arba metus yra švaru, viskas okei. Aš jau paauglystę atsimenu, kaip vaikystė ten buvo, nežinau, bet pavyzdžiui, mano mama užblokuoja kokią antstoliai sąskaitą, nes jinai ten turėjo skolų. Ir jai nervas ir jinai tada, jai užtekdavo vieno stikliuko ir, kaip sakant, kablys. Ir tada geria 2 savaitės. Tai tu kaip vaikas, tai ką, tu pasiemi pinigus jos iš piniginės, ir priperki visiems draugam kebabų, padarai šventę, pas mus ten mėtavas bulvytės, kebabai, viskas, žodžiu, buvo fainai, iki kol neišsiblaivydavo. Tada nėra nei pinigų, nei cigarečių, viskas skauda, tada jau nelyski akis, žodžiu, ten vaikščiok patyliukais. Dar aš atsimenu tokį momentą, kai tu, pavyzdžiui, esi vaikas. Jau išeini į lauką, tu grįžti namo, tarkim, jau atsveikini su draugais ir tu žinai, kad jie grįžti tvarkingus, švarius namus, kur lauks vakarienė, o tu žinai, kad tu grįžti į smirdinčius, dvokiančius alum namus. Sakau, bado aš nesu patyrus, tai pas mane visą laiką maisto būdo, bet tu grįžti į dvokiančius namus, kur girta mama, girtas patėvis, netvarka, smirda ir taip toliau. Tai šitokius namus grįždavau, aš šitą momentą atsimindavau. Paskui vėl ryte išeini į lauką ir vėl tau gerai, kaip sakant, gali ten įgyventi. Jausdavotės
jautėtės, kad skiriatės nuo kitų? Gal jo, nu aišku, ten plus kad mažas miestelis. Visi mano mama matydavo, kaip jinai gerdavo, eidavo ten alkoholio pirkti, nu tai aš ir pati čia susilaukusi, kad tavo mama va tokia alkoholikė, ten kartais ir mane vesdavo į tą parduotuvę, tai nusta girta mama, ten visi draugai žiūrint, aišku, kad tavo nefainai. Tai aišku, kad tu supranti, kad tu ten, kad kiti turi žymiai daugiau negeriančius tėvus, daugiau pinigų, ne, ir viso kito, tu to neturi, tu turi savo mamą ten nuogą laksančią po kaimus ganyti. Nu, tai faktas, kad tu supranti, kad čia nenormalu yra. Kaip jūs tada į savo mamą žiūrėdavot? Ar nežinau, kokius jausmus jums keldavo jūsų mama? Aš tai turbūt priėmiau kaip normalų reiškinį, ne, ta prasme, kad išsiblaivys ir nebegers ir vėl viskas bus gerai. Nu, tai išgyveni tą momentą, aišku, jisai būdavo sunkus, nes aš būdavau atsakinga už viską, ne, už pinigus, Jinai mane, pavyzdžiui, keldavo 4 valandą ryto, kai man į mokyklą, tarkim, mane, aš jau paskui supratau, kad man jau netūsint reikia eiti, žinai, per kiemą, per draugus, o jau reikia eiti, tarkim, į mokyklą ir tai, tu žinai, kad tau reikia kelti, su tam mažadina ir duok man alaus, duok man išgerti, duok man parūkyti, sakau, aš neturiu. Ir tu jį niekaip neįrodys ir nesėdės prie valandą prie tavęs, kol tu, kaip sakant, jai neduosi. Tai esu ir trenkus savo mamai, prisipažįstu, esu ir apriekus ir iš namų jau išėjus, nes tiesiog, nu, kiek tu gali, nu, nervai nelaiko tiesiog. Tai paskui jo, aš ant jos pykdavau iš tikrųjų, ten rėkdavau ir pykdavau ir kol jinai išsiblaivydavo, irgi būdavo tas pyktis, nu, bet tiesiog, nu, bet ką, išsiblaivom, tai jinai būdavo pripažinus, kad ne alkoholikė, tą savo ligą pripažinus, bet jinai tiesiog, nu ką, jinai man dabar atsėdus ten pasakos, kaip jai sunku, kaip ten ką, pas ją plus depresija buvo, tai jinai ten vaistų prisirydavo. Nu ką, mėgoto mes nesikalbėjome apie tą alkoholizmą kažkaip, o nu, man tai jo pikta būdavo, aišku. Jinai paskui tą savaitę blaivydavos, tiesiog gulėdavo, mėgodavo ir blaivydavos. Nu, paskui ir vėl normalus gyvenimas iki kitų išgėrimų. Nu, tai pas mus nebuvo kažkokio ten atsiprašymų, nieko. Bent jau aš neatsimenu kažko tokio. Jinai tiesiog jo suprasdavo, kad blogai padariau, nes aš sakydavau, tai kodėl tu geri, taigi tu žinai, kad aš išvažiuosiu į vaikų namus, tai kodėl tu taip darai, nu, ta prasme, tai tu negali negerti, nu, aš suprantu, jo, ten suprantu, nu, iki kito karto suprantu. O patėvis visame šitame, kaip jis dalyvaudavo? Patėvis, pavyzdžiui, mano, jisai tai šis yra, jo, jisai taip, pavyzdžiui, mano mama, tarkim, negeria, ne, jinai žino, kad, pavyzdžiui, patėvis geria, jisai grįž girtas namo. Mes išjungiam teliką, einam miegot, kad jisai nelystų. Ir jisai vis tiek lysdavo ir vis tiek mano mamai kalbindavo gerti. Ir atvažiuodavo jo mama, patėvė. Ir dar maždaug, kad mano mama kalbindavo, kad jinai pylė jam į gerklę. Nu, vat, toks kažkoks santykis buvo, nu. Nes, pavyzdžiui, mano patėvis niekada nepripažino, kad jis turi alkoholizmą, kaip ligą. Mano mama pripažindavo ir stengdavosi gydytis, būdavo užsikodavus, ten negerdo. Pas mano patėvį to nebuvo, jis nekoduodavosi, jisai nepripažino ir nieko tokio. Kokie jūsų santykiai su juo buvo? Tragedija. Nu, iš tikrųjų, tas žmogus, jisai dėl jo pasikeitė mano labai dabartinis gyvenimas, nes aš jo esu patyrus seksualinę prievartą. Jisai 7 metų jau bandė prie manęs lįs, bet aš tada įsikraušius, turbūt, nu ir pabijo, kad aš mamai pasakysiu. Tai ta seksualinė prievarta turbūt, kai aš grįžau, tai man buvo apie 90 metų prasidėjo tokie priekabiavimai. Pavyzdžiui, jisai mane vadindavo žmonelę. Ir niekam nekilo joks įtarimas, kad mane vadina man, tarkim, buvo 15, jam 50, ne? Niekam nekilo įtarimas, kad 50 metų vyras, 15 metų vadino žmonelę. Nei mano mamai, nei socialiniam darbuotojam nieko. Nu tai jisai toksai viešumoje labai toks geradaris, labai toksai, kaip čia pasakyti, nu toks avinėlis, toks nekaltas, toks viską. O už uždarų durų tai jisai jo ir ten, kaip pasakyti, aš taip įsivaizduoju. Jie paskui su mano mama pradėjo gyventi kaip kambariokai. Mes su mama jau vienam kambarį gyvenom, jisai kitam, jie pradėjo ir šaldytuvo lentynomis dalintis ir maistą per pusę pirkti, nu žodžiu, ten kažkokia tikrai disfunkcinė šeima buvo ir žodžiu, jisai, kaip supratau, taip sakykime, seksualinio santykio su mano mama neturėjo, jisai ten visą laiką ateidavo ir priekaištaudavo, ten pavyzdžiui, nu aš nenoriu dabar keiktis, bet sakydavo ten visaip, kad, nu, tipo, taip tiesiogiai prie manęs, kad mano mama su juo nemiega. Nu ir jam vis tiek, kaip sakant, nu tai jisai į mane įsisuko, žodžiu, kad mane išnaudot. Ir pirmas kartas, kai kažkas tokio buvo, jums 7 metai buvo. Nu jo, kai ten jisai kažką lyg pradėjęs buvo, kad aš neatsimenu, kas ten buvo, gal koks pornografijos žiūrėjimas ar kažkas tokio, kur buvo, nesakyk mamai, bet jis matomai pabijo, kad aš dar per maža ir kad aš pasakysiu mamai, tai kaip ir apsto ir paskui šitos vaikų namus išvažiavau. Tuo metu 7 metų, kaip jūs tą supratot, kas vyksta? Aš visą laiką priėmiau kaip normalų reiškinį. Man buvo kalama, kad tai yra visiškai normalu, visiškai okei, tai vyksta visose šeimose ir aš supratau, kad tai blogai. Kai aš įsikraušiu, praėjo metai laiko, jau kai aš negyvenau toj šeimoje, tai aš tik supratau, kad tai nebuvo normalu. Tai man tiek laiko prireikė. Tai iki tol aš
viską normaliai priėmė. Kai grįžot gyvent kartu ten su mama ir patėviu, jau supratot, kad tas, kas įvyko prieš tai, buvo nebenormalu, bet jisai toliau lindo prie jūsų? Jo, jisai pradėjo, pavyzdžiui, tarkim, jisai vaikštavo namuose, pavyzdžiui, aš taip atsimenu pradžią su tokiam kelniam ir jisai tiesiog man rodydavo savo lytinį organą. Tiesiog, nežinau kodėl. Prasidėjo viskas nuo to, kad nuo to saldainių siūlymas, kad čia, geras, fainas, čia tau nieko, kad tai vyksta, jisai sakydavo taip, tai vyksta visose šeimose, tai yra visiškai normalu, tu tik niekam nieko nesakyk ir panašiai tokius dalykus. Tai aš tokią pradžią kaip ir atsimenu. Kaip į tai reaguodavot? Man tai nepatikdavo, aišku, kad jis prie manęs lyzdavo, ta prasme, aš laikas stengdavausi išvengti to kontakto. Pavyzdžiui, ten, jeigu jis į virtuvę, tai neiti į virtuvę ten, arba dar kažką. Atsimenu, kai aš buvau paauglė, tai tarkim sakydavau, kad man mėnesinės 2-3 savaitės. Esu netgi, kaip ir netikrindavo, ar aš realiai sergu, bet esu ant atsargos, net esu su markeriu, esu spalvinus ir mama buvo pagavus, sako, kas čia ir net, paskui, patikėjo, kad ten realiai po mėnesinės. Bet, tokių visokių aš bandydavau išvengti jo kontakto su manim kažkaip. Ir jisai tas kontakto... Tai čia kiekvieną dieną. Jeigu aš namie, tai nebūdavo dienos, jeigu jisai manęs ten, pavyzdžiui, aš jam turėdavau tiesiog duot krūtinę pabučiuoti. Kiekvieną dieną, pavyzdžiui, būdavo taip. Ir jums čia kiek metų? Tai aš kaip sakant, blaiviai ir aiškiai atsimenu, tai paauglystėj tarp kažkur 12-15 metų kažkur, nes paskui užsikraušiu už ten. Tai kažkur tokio, tam vaikystėj, tai jo, pavyzdžiui, buvo prašęs, kad aš jį masturbuočiau. Tai tokius atsimenu. Tai negalėdavau praeiti pro koridorių, nes jisai visą laiką lįsdavo. Ir tai, kaip suprantu, kažkiek eskalavo su laiku jums brestant, augant? Jo, tai, sakau, iš pradžių, kai aš buvau vaikas, tai prašydavo masturbuoti, saldainių siūlydavo. Paskui, kai aš paauglė tapau, tai jau ir tas fizinis kontaktas prasidėjo, kaip ir lytinis tas sueitis, paskui man siūlydavo, pavyzdžiui, arba pinigus, arba cigaretės, arba dar kažką. Tai, kaip sakant, augdavo tie jo norai, tai aš bandydavau apsimest, kad aš nueinu miegoti. Čia buvo kaip toks susitarimas, kad aš ateisiu pas jį kas 3, kas 2 dieną, bet aš laikas vengdavau šitų susitikimų. Ir aš, pavyzdžiui, nueidavau miegoti, jisai, nepaslaptis, gerdavo Viagrą ir jisai paskui ryte man priekaištaudavo, kad jisai negalėjo visą naktį miegoti. Ne mano problemos, Mama žinojo kažką? Ne. Jinai gal ir įtarė, bet visą laiką, jau kai čia buvo viskas taip labai gaju įsisukęs tą seksualinę prievartą prieš patį mano ten nėštumą, tai jinai buvo susilaužus stuburą, jinai gulėjo lovai, nedirbo, tiesiog gėrė stiprius vaistus, miegojo ir beveik atjungus nuo pasaulio. Jinai man kažkada girta buvo užsiminus ir paklausė, ar nelenda prie tavęs, bet kažkokiu ten nieko nebuvo. Ką atsakėt, kai paklausė? Nežinau, man sakiau, kad ne, arba kad tu išsigalvoji, kažką tokio, bet jinai ir nesužinojo, jinai dabar mano mama yra mirus, tai jinai ir nesužinojo iki to nieko, kas ten vyko ir nieko. Atrodo, kad nieks nežino, nes kur socialinė darbuotoja pas mus lankydavos ir turėjo matytą santykį, neatrodo kažkokius ženklus stebėti, ta prasme, bet nieks nieko nekalbėjo, nieks mes nieko neklausė, nieko. Nors gal ir aš tokia, sakau, man buvo įkalama į galvą, kad tai yra normalu. Ir man tai atrodė normalu. Jums tai tikrai atrodo normalu, man įdomu suprasti, jauno žmogaus paauglę, kai tai vyksta, kas darosi jos galvoj. Matot, yra taip, kadangi aš supratau, kad mano mama yra priklausoma nuo jo. Kai jie susipykdavo, pavyzdžiui, mama su patėva, mano mama sakydavo, ar tu nori, keliausim į krizių centrą. Ir aš supratau, kad mano mama neturi nieko iš esmės, neturi nei savo buto, nei pinigų, gyvena ten iš kelių šimtų eurų pašalpos, susilaužė stuburą, ten su depresija, nei jinai kažkur padirbs, plus alkoholizmas. Ta prasme, nėra išeities, Man būdavo, jeigu, pavyzdžiui, jie išsiskirs, tai mano mama į gatvę, aš į vaikų namus. Gerai, ar aš būdama paauglė noriu į vaikų namus? Ne. Ar aš noriu, kad mano mama gyventų gatvėje? Ne. Tai gal mano toks buvo, gal sakykime, kiek sąmoningas, kiek nesąmoningas, kad viskas, kad jie gyventų toliau, kaip ir kambariokai, tiesiog taip sąmoningai aš pasiaukojau, kad mano mama neišeitų iš tų namų ir kad mes galėtume juose toliau gyventi, nes aš nenorėjau patekti į globos namus. Tai turbūt mano kaip vaiko toks pasiaukojimas buvo. Dabar jau mąstant taip. Ir patėvis šiaip tenais iš
išoriai visuomeniai neatrodė toks žmogus, koks buvo namuose. Nu, jis ir namuose, tarkim, nebūdavo agresyvus kažkoks, ten piktas, nerėkdavo ir panašiai tokių dalykų nebūdavo, bet jisai tiesiog, nu, pavyzdžiui, ten toks, kur prie širdies dėktų, ten viskas, ten su manimi elgdavos gerai, su socialiniais darbuotojais ten viskas okei, nu, ta prasme, jisai, nu, net, tie žmonės, kurie galbūt, jeigu specialistai būtų stebėję ženklus, ne, kaip mano bendravimo su juo, ne, tiksliau, jo bendravimo su manim, tai jie būtų atskyrę. Nes, pavyzdžiui, kai aš atvažiavau į krizių centrą, jisai man padėjo ranką tiesiog ant kelio, ne, ir iškart socialinė darbuotoja jau pamatė pirmąjį tokį, vat, kaip seksualinį kontaktą kažkokį. Jau ne kaip tėvo ir dukters ryšys, bet jau kaip kažkokio, kaip seksualinė prievarta. Tai čia buvo pirmas, kurį aš žinau, kaip ženklą jie pastebėjo. Iki tol jisai atrodė, kad rūpinasi manim, rūpinasi mama, kad nevarto alkoholio, kad čia mano mama tik alkoholikė, kad jisai nori padėti ir visą kitą. Toks geradaris. Tas rankos padėjimas iš jo pusės prie kito žmogaus jums ant kojas, čia toks, ar jam pačiam ta situacija atrodė normali tada, ar jis jau toks nebebaudžiamas jautėsi? Aš net neįsivaizduoju, tiesiog gal jam taip nevalingai gavos, ar aš neįsivaizduoju. Nu, gal jis įsivaizdavo, kad nieks iki tol nieko nežino ir matyt, čia normalu, kad ir kitoje aplinkoje, ten, pavyzdžiui, krizių centre irgi nieks nieko nepastebės, nes iki tol nieks nieko nepastebėjo, ne? Kas liečia tą seksualinę prievartą, nu, tai tiesiog gyveni kaip, nu, tai prasme, jo, tu, pavyzdžiui, ten vengdavai, eiti namo, vengdavai vėliau grįžti, ten, pavyzdžiui, ir panašiai, bet kad kažko pasikeistų manyje, nu, tai tiesiog, kad viskas tai išaugo, nuo kažkokio pornografijos žiūrėjimo, ar ten, tarkim, paprašymo jį masturbuoti, iki tos seksualinio pačio kontakto nuėjo, tai, bet manyje, kad kažką pakeistų, ne, nu, tiesiog tu gyveni susitaikai su tom, tiesiog išgyveni. Aš sakyčiau, mano ta vaikystė ir paauglystė buvo ne gyvenimas, o išgyvenimas nuolatinis toksai. Kaip visa tai baigėsi? Nu, tai gavos taip, kad aš pastojau nuo jo, man buvo 15 metų ir aš sužinau, kad aš laukiausi, kai man buvo 4 mėnesiai. Tiesiog manęs nieks nevežė pas gydytojus, nu, jo, pradėjo augt svoris, dingo menstruacijos, visi galvoja, kad čia tiesiog ten mama socialinės, tarkim, darbuotojas, nu, ten hormonai, lele. Aš irgi taip ten užsisegė savo diržą, susispaudė tą pilvą ir varai, net neturėjau minties, kad aš laukiuosi, bet tada gavos taip, kad mane nuvežė į klinikas ir man patvirtino nėštumą ir man buvo 16 savaičių, beveik 17. Aš negalėjau patikėti, aš sakiau, kad echoskopas sugedęs, kad čia taip negali būti ir aš tiesiog per visą kliniką rėkiau, kad man darytų abortą. Mano mama ten iškart vaistus pradėjo gerti, raminamosius, tiesiog pasimetimas, aš grįžau namo, aš 2 dienas verkiau, kol manęs neišvežė iš tų namų. Aš nežinau, ką man daryti, nu, manęs visi klausė, kas tėvas, aš tyliu, nieko negaliu pasakyti. Nu, tarsi tragedija ten buvo iš viso. Kur buvo tuo metu patėvis? Tai namie. Nu, tai mes grįžom, mano mama paskambino socialiniai darbuotojai, informavo, kad aš laukiuosi, ten tada atvyko socialinė darbuotoja, aš ten apsižliumbus sėdžiu, patėvis mama stovi socialinio, nu ir viskas. Tai paskui mane išvežė iš tų namų, tai paskui patėvis ten įtarinėjo, kad galimai jo vaikas, tai sako, man šią klausą kviesti, nieko nepasakok, nieko nesakyk, nu jis jau pradėjom, kaip sakant, šiknas vilta. Jo, jūs tuo metu žinojot, kad jisai čia, kad jo... Pas mane buvo taip, ta, tarkim, seksualinė, ta visas sueiga, kaip čia pavadinti, tai trūkdavo nu kokias 2 sekundės, aš stengdavau kuo greičiau pabėgti, jam vis, noriu aš jau taip detaliai pasakot, bet jam vis nepavykdavo, žodžiu, sueities padaryti ir aš kuo greičiau sakydavau, viskas, tipo, išeinu. Ir aš dėl to neturėjau, aš net, ta prasme, tos, nu, kaip pasakyti, atrodo, kad nekaltybės negalėjau prarasti, ne, nu, ta prasme, ir aš iki tol nieko neturėjau, nu, ta prasme, jokio vaikino nieko. Ir man taip atrodė, kad, nu, kaip taip gali būti, nu, ten prisižiūrėjai filmų, kad ten turi būti nekaltybės praradimas, ten viskas, ir man net nekilo mintis, kad taip gali būti, ten visokių versijų buvo, nes aš, nu, buvau ten ir palakstanti, ten kažkur, nu, ne per bernus, bet ten išgert su draugai išeidavau, dar kažkur. Pas man tų versijų buvo, gal mane kažkas miegančiai išprievartavo, gal kokių narkotikų, nu, visokių tų versijų buvo. Tai aš realiai tik man patvirtino DNR tyrimas, kad jis yra tėvas, iki tol aš niekam nesakiau, nieko tos istorijos nepasakau ir pačiai buvo sunku suvokti, ar tikrai čia galėjo būti taip. Tai iš pradžių taip gavos, kad mane išvežė į krizių centrą, mane lankydavo dar patėvis. Mane lankydavo, jis atvažiuodavo, nes vis tiek turėdavo atvežti pinigų, ten su mama aplankydavo jie mane ir jis sakydavo, niekam tu nieko nepasakok, nieko nesakyk, mane čia apklausas kviečia, nu ten užlaistyti. Nu ir aš dar palaikiau su juo kontaktą, man taip, nu viskas, nu tipo normaliai, nebuvo kaip ir. Ir tuomet, žodžiu,
vieną dieną aš susipykau, žodžiu, mano mama tada užgėrė, kol aš gyvenau tam krizių centre. Man neturėjo atvežti pinigų, nes ten nieks, tu turi pats pirkti maistą, ten rūpintis savim ir taip toliau. Ir gavos taip, kad aš susipykau, man reikia pinigų, aš nebeturiu ką valgyti, tu sakau, geri. Ir aš su jie susipykau, jo išsiblaivysiu. Ir tada vakare man skambina patėvis, sako, mirė mama. Neužspringo, sako, ką man daryti. Sakau, tai bėg pas kaimynus, ką aš žinau, aš esu gal iš kokių 60 km nuo namų, ką man daryti. Tai taip ir nesuprantu, kaip ta mama mirė. Jinai užspringo, bet aš nežinau, ar jisai matė, kaip jinai springsta, ar negelbėjo, ar jisai miegojo, ar dar, ta prasme, ten visokių versijų pilna, bet žodžiu gavos taip, kad neužspringo ir mirė. Ir jisai skambino jum. Skambino man. Jisai girtas, ką man daryti. Sakau, tai ką man daryti, ką tu man siūlai. Ta prasme, jisai šiaip tokio, gal jisai, nežinau, šiaip proto tokio labai vaikiško. Jisai visą laiką skambino dėl viso mamai, pavyzdžiui, savo mamai arba mano mamos klausimų, toks visiškai kaip vaikas. Savarankiškai jisai nemokėjo turo savim pasirūpinti. Ir jisai, žodžiu, tiesiog mano mama mirė, ten, žodžiu, laidotuvės, visa kita, ir viskas. Mano tėtis jau prieš tai buvo miręs 2 metai. Ir ką, ir aš lieku viena. Aš neturiu nei mamos, nei tėčio, viskas. Tai mane tada išvežė į Vilnių, į nepilnamečių mamų globos centrą. Tai aš taip atsiradau Vilniuje ir tuomet, kai gimė mano vaikas, padarė DNR tyrimą, nes iš pradžių ten buvo visokių tyrimų. Ten ir mano draugės tėti, ten ėmė iš jo DNR, dar iš kažko, ten net iš mano draugės brolio, kuriam tuo metu buvo iš vis ten gal 12 metų, ne? Tarsi visokių ten, nes aš niekam nieko nepasakojau. Tiesiog. Ir tada, kai padarė tą DNR tyrimą išaiškėjo, tada prasidėjo viskas iki teisminis tyrimas. Tai iki to laiko aš dar su juo bendraus, man skambindavo ten, o paskui nutraukė šitos ryšius. Tas sužinojimas. Jis man dar skambino, tai ten verkė, žodžiu, kad dabar viskas, jūs esi į kalėjimą, ten žodžiu. Bet jau tada aš, kaip sakyt, buvau jau atsičiūchinus nuo to viso, tai sakau, tai o kas kaltas. Kaip išgyvenot mamos mirti? Visiškai natūraliai, tiesiog. Man iš tikrųjų palengvėjo, nes supratau, kad man nebereikės ją rūpintis, kad jinai negyvens gatvėje, kad jinai nenusigers ten, ar taip jinai turbūt būtų nusigerus ir mirus, tai man aš tiesiog gal ir verkiau, bet man toksai, mirė ir mirė. Aš nuvažiavau ramiai laidotuvės. Dar mano ten patėvis bandė su manim per tas laidotuvės komunikuoti, bet socialinė darbuotoja jam uždraudė žodžius prie manęs lyst. Jo, nes dar iki tol, man rodos, buvo jam uždraustos su manim bendrauti, iki dar mamos mirties jo, kažkaip ten teismo sprendimas buvo, kad nes jau įtarimai kilo, tai jisai bandė vis pirmas prieiti per tas laidotuvės komunikuoti su manim, bet žodžiu jam neleido. Tai aš tiesiog palaidau tą mamą ir viskas. Nes pas mane planas buvo toks, arba aš grįžtu namo, iki kol dar nebuvo viskas aišku ir vaiką duodu globėjam ir gyvenu toliau šeimoje, arba aš keliauju į globos namus su vaiku į Vilnių. Tai iš mažo miestelio iš Kauno į Vilnių, ta prasme. Tai, o kai mirė mama, tai aš tiesiog supratau, kad aš tiesiog pasigimdau tą vaiką, ir keliauju į globos namus. Aš tiesiog priėmiau natūralų reiškinį. Prieš tai mirė tėtis, aš jau žinau, ką tai reiškia. Dabar mirė mama, ir viskas. Kaip tėvo mirtis? Kaip tai atrodė? Jis su manim nustojo bendrauti, man buvo 14 metų, jis nustojo su manim bendrauti. Kodėl? Nežinau, gal jis jautė, kad sergant tiesiog nustojo su manim bendrauti ir tiesiog paskambino, kad jis mirė. Nes pas jį ten su širdim plaučiuose vanduo buvo, su širdim problemos tiesiog mirė ir mirė. Ir aš susipykau tiek su tėčiu, ten gal kelios dienos prieš jo mirtį, tiek su mama. Man taip pat pasisekė, su abiejais tėvais susipykti. Nes ant tėčio taip pykau, kad su manim nustojo bendrauti, nors aš nežinau, kad jisai sunkiai serga, nors paskui mane apkaltino, kad aš nelankiau, bet tiesiog jis manęs neinformavo, kad jisai sunkiai serga. Nes jis ten ir dirba, ir viskas su to širdies stimuliatorium, paskui jam labai blogai pablogėjo ta būklė. Mama, tai ką, jinai užgėrė, tai dėl to su ja susipykau, tai mirė ir mirė, tie tėvai, ir viskas. Tuo metu, kai ir mama mirė, jau tėvas yra miręs, jūs kažkokių artimųjų tokių per daug neturėjot? Tai ką, aš turėjau vienintelę tetą, bet jinai irgi jau ten buvo vyresnio amžiaus, jinai pati su ten daug visokių ligūnų, tai aš realiai likau viena. Nieko aš neturėjau jokių giminių. Sesės, broliai. Tai aš jam rūpėjau. Mano sesė atvažiavo iš Anglijos, sutvarkė dokumentus, ten mamos palaidojimą ir išvažiavo atgal. Sakė, kai sulauksiu 18, aš tą pasimsiu į Angliją. Gimė vaikas, kas vyko toliau? Tai aš tada jau kaip laukiusi, kai po mamos mirties gal praėjo, aš nežinau, gal kokias 2 savaitės, gal savaitę, tai mane pervežė į tos globos namus, kur gyveno tos nepilnametės mamos su vaikais. Aš ten pradėjau gyventi, ten buvo likę porą mėnesių iki gimdymo, tai aš ten apsipratau, susigyvenau, kaip sakant, ir tuomet pas mane gimė tas vaikas, tai padarė tą DNR tyrimą tuomet, išaiškėjo tas tėvas, ir prasidėjo visi ikiteisminiai tyrimai.
visi procesai tiesiog ikiteisminiai. Apklausos, apklausa ant apklausos, ta prasme, kiek aš esu patyrus ir tą medicininį turbūt smurtą, ne, kur personalas psichologiškai prieš tave smurtauja, tiek esu apkaltinta, kad aš narkotikus vartoju, tiek, tarsi, kas liečia įstaigų darbą, tai aš esu ten, kiek esu visko patyrus. Prasme, Duokit pavyzdžių. Pavyzdžiui, aš dar kai laukiausi, aš atvažiavau ten ekspertizai kažkokiai, ten kažkam patikrinimui. Sakau, tai gal tu net neneš čia? Sakau, tai jo širdis taip, sakau, matė, ne? Ai, tai jo, tada neš čia. Gerai, toks pirmas buvo, kur, kas čia vyksta. Tada esu tiesiog kažkokia moteris, jinai, kaip suprantu, globėja, tiesiog buvo atėjus, pasakius, kad tavo mama alkoholikė, tu nieko nepasieksi, su vaiku ant rankų tu mokyklos nebaigsi, tu atiduok vaiką turtingai šeimai. Esu tokius susilaukus. Esu tada, kai aš sužinau, kad aš laukęs, man buvo pasirodo gripas. Ten kelios dienos ir mane išvežė į ligoninę. Aš su 39 temperatūros. Prieš 2 dienas man ta pati gydytoja patvirtino nėštumą ir aš visą dieną nieko nevalgiusi, išvežta iš namų, tikrai krizinė situacija. Ir aš tiesiog lipdama, jinai mane patikrino nuo tos akušerinės kėdės, kuri yra pakankamai aukšta, tiesiog susiviravau, nes man buvo 39 temperatūros. Ir jinai mane apkaltino, kad aš narkotikus vartoju. Sako, tu apsivartoju, sakau, tai įdomi narkologija. Aš tokia buvau, kur aš visą pastovėdavau, bet man buvo šokas. Aš niekada gyvenime nesu vartojus narkotikų. Tu nesupratingumo susilauki, o tokio, tu narkomanė. Paskui prieš pat gimdymą man, pavyzdžiui, ta seselė ar kas ten gydytoja, aš nežinau, sako, ar tu žinai, kas yra kontracepcija? Sakau, o man dabar padės? Sakau, aš išgersiu tabletę ir viskas man padės? Sakau, tai duokit tą tabletę, man kur tą tabletę? Sakau, pas mane iš vis kitokia situacija, sakau, jūs nežinot, kad gali merginas išprievartauti ir panašiai. Oi, atsiprašau tada. Tai esu tokių visokių susilaukus. Ir aš dabar iki šiol bijau ginekologų ir pas gydytus bijau. Man traumą palikote. Ir iš vaikų teisių, pavyzdžiui, specialistų irgi labai mažai esu susilaukus. Kažkokios empatijos, užuojautos, tiesiog padavė popierių socialiniai darbuotojai, kuri dirbo krizių centre, tiesiog pervežkite į globos namus. Nieko, nei atvažiuoti, nei pasiklaus, kaip tu jauties, gal tu reikia pagalbos. Nieko, tiesiog. Tai jūs visame tame procese irgi viena visiškai buvot? Ar kažkas buvo, kas... Tai mane nuolat lydėjo visur socialiniai darbuotojai, kokią įstaigą aš gyvenu. Net kai augau šeimoje, pas mane socialiniai darbuotojai buvo. Krizių centre socialinė darbuotoja, paskui perskriaušiau į Vilnių. Tai ten viskas socialiniai darbuotojai, kuriuos aš galėjau atsiremti ir man padėti, kurie galėjo man padėti, prasme, ne? Tai visur buvo socialiniai darbuotojai. Jie ir padėdavo? Ta prasme, jo. Man įdomu suprasti, ar buvo gerų žaidėjų šitoje visoje blogoj istorijoje. Mano šeimos socialinė, kai aš dar gyvenu šeimoje, tikrai buvo labai gera, bet jinai buvo per gera. Jinai nematė šitų visų dalykų vyksta šeimoje, ne? Tai vienintelis niuansas, toks vienas niuansas. Kai gyvenau globos namuose, su vaiku, tai ten irgi buvo socialinių darbuotojų, bet man labiau patiko tos šeimininkutės, kurios dirbdavo, kurios ten individualios pagalbos, netos darbuotojos, jos tokios labiau tokios supratingos, tokios labiau padedančios. Tarsi, aš ten nebėgau, alkoholio pas mane nebuvo, aš tiesiog rūpindavausi vaiku, bet man reikėdavo tos pagalbos. Tai iš to supratingumo susilaukdavau patarimų kažkokių socialinių darbuotojų, tai negaliu sakyti, pavyzdžiui, aš atvažiavau į globos namus, ir pasakiau, kad aš nežinau, kas mano vaiko tėvas. Manęs paklausė socialinė darbuotoja, tai ne vienas buvo. Tiesiog, o gal tu išprievartauto, gal tu ne, tiesiog, tai per vyrus. Ir tas gandas pasklido po visą įstaigą, kad aš kad aš per vyrus vaikščiau, būdama paauglė. Ta prasme, ant tiek, kad susilaukiu. Tai buvo tų gerų žmonių, bet turbūt, gal sakykime, kurie padėjo ir kurių dėka aš atsistontų ko, ne, bet buvo ir tokių, kur tokius dalykus daro. Tai sakyčiau, man ten toks. O jūs iki tol, kol nebuvo tie DNR tyrimai padaryti, niekam nesakėt apie patėvį? Ne. O kai DNR tyrimai buvo padaryti, ar tada kažką pasakojot? Oi, ten tai šis buvo tragedija, ten, kai reikėjo viską pasakot, mane ten vežė į vieną, į kitą ekspertizę, aš ten bėgdavau esu pabėgus iš tos ekspertizės, ta prasme, esu ir susikoliojus to darbuotoją, ta prasme, man buvo labai labai sunku. Aš papasakau visą tai labai vėlai. Labai vėlai, jau nežinau, kiek to laiko buvo praėję, bet iš pradžių aš nieko nepasakau. Manęs klausdavo, bet aš nieko nepasakau, man buvo labai labai sunku detaliai viską papasakot. Ta prasme, man buvo šiaip labai labai sunku, aš atsimenu, sėdėjau pirmoji toj apklausoj savo, nes ten jų ne viena buvo ir aš rašiau į Facebook'o story, kad aš noriu mirti. Tiesiog, aš dar depresiją susirgau ir pas mane savižala prasidėjo ir visi kiti dalykai, žodžiu. Tai po vaiko gimdymo, tai man 16 buvo, aš 15 pagimdžiau, tai 16 metų man buvo.
Tai man tiesiog, jo, aš tada ir psichiatrinę mane išvežiau darbuotojas, nes jau man buvo labai blogai. O kas buvo tas blogai? Nu, tai pas man prasidėjo savižala. Aš bandžiau taip savo skausmą išreikšti, va, pamatai kraują bėgant, jau tau pasidaro geriau. Pas man nebuvo tie pjūviai kažkokie gilūs, randų nelikę, nu, bet ta prasme ten susirasdavai, pasipjausidavai ir tau tuo metu pagerėdavo. Bet pas man prasidėjo tas, kad aš, na, aišku, pastebėjo ten darbuotojai, ne, bet pas man buvo tas, kad mano vaikda buvo turbūt pusę metų, bet aš tiesiog sėdėjau ir žiūrėjau į sieną. Tiesiog sėdėjau, žiūrėjau į sieną ir aš nieko nenorėjau daryti nieko. Ir tada, nu, pas mus, aišku, tose globos namuose buvo toks, kad biškikas, nu, tai į psichiatrinę. Dabar ten nesvarbu, tau labai blogai, tau ten geriau, vis tiek į psichiatrinę, nes tu kažkoks netoks, žodžiu, ne tokia tiksliau, nes ten vien moteris, nu, merginas buvo jaunas. Nu, tai tada mane išvežė į tą psichiatrinę ligoninę Parko gatvėje. Tai man turbūt tiesiog, aš įsivaizduoju, reikėjo poilsio, nes aš tenais pabuvau 8 dienas, aš paskeliau su psichiatrė, paskeliau su psichologė, aš tiesiog visą laiką skaičiau. Aš neėjau į lauką, aš nesimokiau, neėjau pamokas, neėjau jokius užsiėmimus. Aš tiesiog nueidavau pavalgyti ir visą laiką skaitydavau knygas arba miegodavau dienos metu. Ir aš tiesiog po 8 dienų grįžau ir aš jaučiausi gerai. Aš tiesiog jaučiausi pailsėjus. Bet tą dieną aš, kai grįžau, kažkaip gavos taip, kad apie mano įvykį išleido straipsnį. Kažkas nutekino informaciją, aš dabar net neatsimenu, kas tam straipsnė buvo parašyta, bet kad ten turbūt ta miestelį, ten mergina, nu žodžiu, kad galima, net mano draugė man atsiuntė šitą straipsnį, tai reiškia, galima mane identifikuoti. Nu ir aš ten iškėliau skandalą, tuose globos namuose, nu ta prasme, kas čia vyks, nu ta prasme, taip negalim. Nu tai mane vėl isterik išvadino, žodžiu, ten ir taip toliau, nu bet kažkaip, tipo, gal sutapimas čia niekšeniai, nu taip ir kažkaip paliko tą straipsnį, tipo, tegul sikabo, nu gerai, nusiraminau aš. Tada aš vartojau kurį laiką vaistus, aš vartojau antidepresantus, raminamuosius, žodžiu, man ten buvo išrašyta. Ėjau pas psichiatrę ir kaip ir viskas buvo gerai, bet man užėjo kažkas, kad aš mečiau tos vaistus. Nu, man pasidarė turbūt gerai ir aš mečiau tos vaistus. Tada manęs nieks nesuprato. Mane ten apreikė mane direktorė, ten buvo baisus pokalbis, socialinės darbuotojas, man iškvietė tada vėl greitąją. Ir sakau, aš niekur nevažiuosiu. Aš tą greitąją pasiunčiau savo iš jau lauką, karočią. Nu, tai gerai, kad buvo gera, nu, ta brigada tų paramedikų, kad man ten jokių vaistų nesuleido, per prievartą manęs neišvežė. Nu, tiesiog sako, leiskit, jūs eini nusiraminti ir viskas. Jie išvažiavo, aš pabuvau lauke. Tada mane pasikvietė direktorė, tai dar ten vieną smūgį, žodžiu, gavau, kad aš kažkokią nenormalią esu ir panašiai, nors nu, man tiesiog reikėjo pagalbos, kažkokio supratingumo, ne, tarsi elementariai kažko, nieko aš tokio, žodžiu, nesulaukiau, tai ką, aš mečiau tos vaistus ir aš taip ir nebegėriau, taip ten viskas ir praėjo, žodžiu, savo ramiai ir viskas. Nu, tai toks mano tas toksai, apsilankimas psichiatrijos ligoninėje ir gyvenau aš iki tol, kol neatsinaujino tą depresiją, neseniai, nu, tai ir viskas. Kiek laiko tose globos namuose gyvenote? Nu, tai aš atsikraušiu, man buvo 15, gegužės mėnesį, rugsėjį 16 su jie. Ir aš išėjau, tai kažkur man buvo 18,5, nes dar karantinas buvo, nu, tai kažkur 3 metus, kiek čia gaunasi, apie 3 metus plius minus. Kaip sekėsi būti mama pradžioje? Nu, tai aš ten ne vieno vaiko mama buvau. Visų vaikų mama buvau, nes pas mane buvo taip, kad aš kitas palikdavo vaikus, naktim išeidavo, pabėgdavo ir, žodžiu, nu, aš labai empatiška, nu, tai aš eidavau, arba pas mane, pavyzdžiui, ateina darbuotojas, pas mane kambarį 6 vaikai, nes viena mama dažas, kita mama prausias, kita mama dar kažkur ir jau, nu, pasidėjo, kodėl aš prižiūriu kitus vaikus, žodžiu. Pas mane visą laiką būdavo idealus kambarys, visą laiką pamaitinto švarus, išpraustas, išskalbto, žodžiu, vaikas, ramus, pas mane jokių problemų nebuvo, su mokyklos lankymą ten jo problemų būdavo, bet žodžiu, aš, mama, buvau gera, nes aš iki tol, aš labai ilgą laiką žaidžiau su lėlėm, aš turbūt iki 12 metų dar visi jau ėjo, kaip sakant, rūkyti ir tūsint, o aš dar stumdžiau lėlių vežimėlį, nes man, nu, kažkoks motinystės instinktas, buvo, aš labai mėgau vaikus, aš prižiūrėjau sesės vaiką, kai pati buvau vaikas, ne, tai man mama sekės būti labai gerai, jokių priekaištų, aš viską mokėjau, man net pagalbos labai minimaliai reikėjo iš darbuotojų. O jums patiko būti mama? Jo, iš pradžių man 1,5 metų patiko, nu, gal 2 metus kažkur aš jaučiuosi labai gerai mama. Aš buvau ką, aš rami, aš buvau namisėda, man ten tūstų kažkokių balių nereikėjo. Mano vaikas buvo pakankamai ramus, nu tai aš gyvenau tokį mamasydos gyvenimą savo ramiai, nu ką aš žinau, man visai patiko. O kas įvyko po tų 1,5 ir 2 metų, kad... Nu tai žinot, dar, nu vat, kai dar klausė dėl to artimo žmogaus, vat, kas man padėjo. Tai aš pastojau, pas mane, mirė mano mama, atsirado pas mane draugės tėvai. Aš ta draugė nuo vaikystės buvau, bet tie tėvai, aš su jais
jais labiau artimiau pradėjau bendrauti po mamos mirties ir aš iki dabar su jais bendrauju ir mes kaip ir palaikom tą kontaktą ir ryšį. Tai va, aš kai gyvenau tose globos namuose, tai jie man padėdavo ar ten finansiškai, ar pasimdavo mane svečiuoti savaitgaliais. Nu tai aš ką, penktadienį, ten po pietų susirenku savo vaikutį, apsirengiam ir išvažiuoju į Kauną pas šeimą būtų, paskui grįžtu. Nu tai va tas ir iki šiol aš palaikau su ta šeima ryšį, kontaktą, tai jie man labai iš tikrųjų padėjo. Ir padėjo ir ta mama būt, pailsėt padėjo, nes šiaip jau globos namuose, tai nieks tavo vaiko nežiūri. Ta prasme, tu visą laiką turi pati dieną naktį, ne, tu jokio neturi poilsio, tu niekur į miestą važiuoti su vaiku, nebent į mokyklą tu gali išeiti be vaiko, ne. Nu tai man jie padėjo kažkiek atsipalduoti, aš galėdavau išeiti pasivaikščioti su draugė, jie pažiūrėjo mano vaiką, ar galiausiai nueiti išsimaudyti, ne, nu ta prasme. Tai man viskas kaip ir buvo labai fainai, iki 1,5 metų, nu kol, žinot, neprasidėjo visokie, nu, vaikiški dalykai, ten kaprizai, psichai ir taip toliau, ir ten prasidėjo vis toliau ir blogiau, ir dabar tas ryšys su tuo vaiku, nu, su savo sūnum, nu, turiu prastą ryšį, sakykim taip. Nes tada aš dar nesupratau, bet dabar man yra pikta, kaip jisai, nes aš jau nepasirinkau turėti, ne? Aš net negalėjau pasirinkti išvarimo pasidaryti, aš tiesiog man jį, kaip sakant, atsiuntė ir vat, per kitą žmogų, kuris sugadino mano gyvenimą to žmogus, nu ir viskas. Tai aš dabar jaučiu labai didelį pyktį ir jisai gal kokius turbūt 2 metus kaip pasireiškęs pyktis yra. O iki tol man viskas buvo labai gerai. Kaip pastebėjot, kad tas pyktis reiškėsi, kad po tų pirmi 2 metai ten, kaip suprantu, viskas okei. Nu ir iki tol buvo kaip ir viskas okei, nu kaip čia dabar, nu kad su vaiko problemos prasidėjo ten ir tada aš nežinau, kaip tvarkyti su tom problemom, jau mane pradėjo varginti, negu kol vaikas yra kūdikis, yra mėgulė ir viskas okei, ne, kai prasidėjo ten vaikščiojimai, taip toliau kaprizai, jau mane pradėjo erzinti. Man tada buvo 11-12 klasė, buvo karantinas tuo metu, man reikėjo sėdėti su tuo vaiku, ten aš gyvenau viena jau, nes aš buvau viena likus apskritai tose globos namuose, nes nieko daugiau nebuvo. Tos auklėtos ten, ta auklėta nelabai ten man padėdavo, nu kartais, žodžiu. Bet aš tokia likus kaip ir viena buvau ir man tada toks, kur ta prasme, nu, tai aš čia dabar turiu rūpinti. Jau man pradėjo tokias, aš visą laiką šiaip buvau pikta, buvau isteriška, bet tada man dar labiau toks prasidėjo, kur ir ant vaiko rėkdavau ir daiktus mėtydavau, nu, ta prasme. Atrodė, kad tas vaikas nepatenkina mano kažkokiu lūkesčiu, nu, ta prasme, kad jisai manęs neklauso, kad jisai nesielgia taip, kaip aš noriu ir man jau prasidėjo toksai, kad aš dar supratau, kad ne viskas čia okei ir kad aš ne pati pasirinkau tą vaiko turėtą, ne. Tai tada vat, pradėjo pas mane lyšti dalykai, aš ir su psichologija jau pradėjau apie šitus dalykus kalbėti, kad kažkas čia vyksta negerai, kad aš į savo sūnų žiūriu kaip ne į kažkokį vaiką, ne kaip į savo mylimą vaiką, bet į kažkokią kliūtį, kažkokią primestą man atsakomybę, ne, nu, vat, taip prasidėjo. Aš tą visą situaciją pradėjau gilinti turbūt gal kokius 2 metus, kai aš jau supratau, kad man psichologas sako, tai tu pyksti ne ant savo vaiko, o ant patėvio, ta prasme, tada tik supratau. Tada aš jaučiausi, nu ką, žinau, nu, man pradėjau sakyti ir socialinės darbuotojas, kad aš rėkiu ant savo vaiko, kad aš kažkokią isteriką daraus. Ką, žinau, nekreipiu aš tai dėmesio. Nu, aš priėmiau kaip natūralų reiškinį visus savo emocijas. Jaučiausi, nu, kaip, nu, tiesiog, kad o ką aš galėjau padaryti. Nu, tiesiog augini tą vaiką toliau, kol kaip ir dabar auginu, su tuo pykčiu, su tuo kažkokiu nepasitenkinimu ir viskas, nu, neturėjau pasirinkimo. O kai pradėjo tas požiūris į vaiką kisti kažkiek, nebuvo minčių, kad vaiką atiduot? Jo, pas mane nebuvo šitų minčių, kad vaiką atiduot. Ne, aš pagalvojau, kad aš negalėčiau atiduoti to vaiko, nes man būtų per daug, nu, aš negalėčiau, kad jis augtų kažkoje kitoje šeimoje, nors neseniai aš buvau šitą dalyką netgi svaršius ir kad jį atiduot, bet po to kažkaip pas mane banguojančiai tas santykis su juo visas yra, nu ką aš žinau, nu aš esu svarščius, bet paskui pagalvojau, kad man širdis neleistų, paskui ten mamai, nu draugės mamai pasimdavo pabūt pas save, nu tai aš galėdavau kažkiek palisėti, tada vėl sugrįždavo man tas visas, nu man reikėdavo turbūt daugiau poilsio, aš įsivaizduoju taip, nes jo elgesys ir darželį būdavo labai negeras, tai man auklėtojas skųsdavos pastoviai, tai aš tokia, nu pastoviai, kur nežinau, ką su to vaiku daryti, nes ką aš galiu padaryti, visi aplinkui skundžias, kad jis neklauso, mušas, ten spjaudos ar dar kažką. Ir visi į mane žiūrėdavo kaip jauną mamą. Iš vis, plus kai buvau nepilnametė, tai iš vis, nu ką, tai žiūri kaip jauną mamą, nu, tai kad dar kažką užmeta, paaiškina, ten dar kažką, nu, tai. Arba tokia klausima, kur tėvas? A, nėra, sakom. Ką aš atsakysiu daugiau, nu, ta prasme. Nu, tai jauties. Kaip jauties, nu, tiesiog pasiemi kaip kokį, vat, gumulą gerklėj nuryji visą tą kartėlį ir toliau augini tą vaiką, nu, nes
nes tiesiog taip yra. Aš galbūt priėmiau taip, kaip aš nežinau, kaip mano gyvenimas būtų pasisukęs, jeigu aš nebūčiau to vaiko susilaukus. Nes mano planas buvo tiesiog pabaigti 10 klasių, išvažiuoti į Vilnių ar į Kauną, į kažkur įstoti profkę, gyventi bendrabutį, nu tai aš nežinau, koks mano gyvenimas, kaip būtų pasisukęs, ne? Nes aš buvau pakankamai protinga paauglė, aš tikrai ir mąsčiau normaliai ir viskas gerai, bet aš nežinau, kaip būtų pasisukę, ne? Neįsivaizduoju. Tai aš gal iš tos prizmės žiūriu, kad tas vaikas tą mano gyvenimą pavertė ir pasuko į tą gerą linkmę. Ta gerą linkmę, nes aš nežinau, kaip būtų buvę, jeigu jo nebūtų. Nu, tai toksai dviprasmiški tie jausmai. 18 metų, nesakėt, išėjote iš globos? Nu jo, buvo 18 kažkur su pusė man. Toks įdomesnis momentas. Su vaiku ant rankų, karantinas, gavau bendrabučio tipo butą, 12 klasė. Aš neįsivaizduoju, kaip aš išgyvenau viską. Man davė tuščią tiesiog bendrabučio tipo butą, ten gal 15 kvadratinių metrų. Nes aš kaip planuoju su vaikinu gyventi, bet pamačiau, kad aš ten viena ieškau, viena ten už viską toj mokėsiu, nu, tai aš kaip sakant, ačiū, nereikia, aš išėjau tą bendrabutį gyventi, nu, tai mano vaikui tada buvo kiek 3,5 turbūt metų. Nu, tai tu toks 12 klasiai, tau gerai 18 metų, bet tu nežinai nei kaip su pinigais elgtis, nei dokumentus, nei mokesčių, nu, tu nieko, tu kaip žalias lapas ir dar kalą, kad tavo egzaminus kažkokius reikia laikyti, o tugi laisvę pajauti. Nu, tai, bet nieko kažkaip, dabar skamba tai labai tragiškai, aš nežinau, neįsivaizduoju, šitą momentą išgyvenau, bet išgyvenau. Išsilaikiau egzaminus, pabaigiau, aš 12 klasę susipirkau aš tos baldus. Tada aš turėjau socialinę darbuotoją, tai jinai padėjo man ten su elementais susitvarkyti. Dar pas mane ir teismo procesai vyko, pas mane dar net nebuvo nuteistas mano patėvis. Jį nuteisė, jis dabar sėdi gal kokius turbūt 3 metus, gal plius minus, ne? Mano vaikui buvo 4 metai, kai jis atsėdo tik tais. Kiek jis vaikščio laisvėj, vos ne 5 metus, ne? Nu tai visi prasidėjo teismo procesai, aš tada pradėjau kalbėti, aš įsidrąsinau. 12 klasė, vaikas, darželis, ten butas, nu tai visko buvo žiauriai daug, bet susitvarkiau. Bet jausmų tai, nors aš jaučiu šiaip gerai iš tikrųjų, pajaučiau tą laisvę, kad aš dabar pati už save atsakinga ir aš galiu, kad man neina ir nekala man į galvą socialinės darbuotojas, ką tu turi daryti, kaip tu turi kalbėti, kaip tu turi elgtis ar ten kažką. Nes vis tiek pas mus keisdavos, kas 24 valandas darbuotoja, ne? Viena, kita, trečia taip maitink, ketvirta taip daryk, nu ta prasme, kas liečia su vaiku, ne? Nu tai kažkaip iš jų aš tiesiog pajaučiu, kad aš dabar galiu pati už save būti atsakinga, pati savo aiškinti, pati savo vadovauti ir aš jaučiausi, nu iš tikrųjų gerai. Ar galvojat kažką studijuoti, ar dirbti pradėjot, kaip tai atrodė? Aš pabaigiu 12 klasių, tada įstojau Vilniaus kolegiją į dieninę, į socialinį darbą. Tai aš nedirbau visą tą laiką, aš tiesiog mokiausi ir auginau vaiką ir aš dabar dirbu tik 1,5 metų. Pirmas mano darbas ir dirbu 1,5 metų. Nu tai ką, žinau, pirmą kursą aš prabimbinėjau, iš vis nesupratau, kas yra. Aš iš vis 12 klasėje supratau, kad aš mokus dėl savęs ir kad čia gal vis dėlto reikia tas studijas pasibaigti, ne? Iki tol aš nieko neveikiu iš tikrųjų. Paskui pirmam kursą aš irgi nieko neveikiu, man buvo, ką žinau, turiu pinigų, nes gaunu, kad studijuoja, ne ten, kadangi kaip našlaitė. Ir viskas, aš gyvenau, man buvo viskas labai gerai, ką žinau, nu buvo ten. Nu tada jo, ar tie jausmai jau normalūs vyko, kur man reikėjo eiti ir kalbėti, pas psichologiją, ten, žodžiu, mane atskirai apklausinėjo vis dar, žodžiu, ten reikėjo papasakoti, bet aš jau uždrįsau, aš papasakau visą, kas ten vyko, ten prasidėjo teisminis, nu tas jau teismas ir tada jį ten galiausiai pasadino. Kuriam laikui jį pasadino? Prokuroras siūlė 9 metus, gavo 8. Dar buvo toks įdomus momentas. Apeliaciniui teismui jisai padavė skundą, kad jam, nu, kaip ir per didelė ta bausmė, ne? Ir aš atsimenu, dar aš kai gyvenau globos namuose, buvo pripažinta tėvystė ir buvo iškilęs tas klausimas dėl vaiko lankomumo ir matymus. Ir jisai buvo pareiškęs kad jisai nori matyti su vaiku kas 2 savaitgalį su nakvynė. Sakau, palaukit. Vaikui yra, tada jam buvo gal 2 metai. Aš atvesiu pas vyrą, kuriam 50 keli metai ir pasakysiu, kad čia tavo tėvas ir kad tu dabar turi liks su juo naktį. Sakau, kaip jūs tai įsivaizduojat? Sakau, tai reiškia, aš turėsiu likti su tuo vaiku, ne? Naktį. Su vyru, kuris prieš mane smurtavo, ne? Man čia nesutilpo visiškai galvoju šitas scenarius. Ir aš tada, bet tada vyko tie teismai, nu ir pasakė, kad čia jokio lankymo nebus ir kol kas jokia ten tvarka nėra sprendžiama, išskyrus elementų. Ir aš atsimenu, kai jis apskundė tą apeliacinį teismą, aš šitą pasakiau, kad aš darau tokią prielaidą, jis nori toliau manim naudotis. Nes aš būsiu viena su juo, kartu su vaiku, jo namuose, nu ta prasme, aš darau prielaidą, kad jis nori manim naudotis. Tai šitas prokuroram visai, kaip sakyt, nu, jie patvirtino šitą mano hipotezę, ne, ir jam paliko tiesiog tos pačius 8 metus, ta prasme, nieko nesumažino. Ir priskyrė ten 10 000 man tą nemoralinę, tą materialinę žalą. Ar jums ta bausmė atrodo
tinkama ar ne? Jo, nes šiaip maksimaliai jis galėjo gauti 10 metų pagal tą straipsnį. Tai jeigu maksimaliai 10 metų, nu tai... Daug ar mažai 10 metų už tai, ką jis jums padarė? Šiaip žiūrint į jo, kaip pasakyti, mentalitetą, jo gyvenimo būdą ir jo charakterį, jis tam kalėjime jau turbūt po 2 mėnesių jau ten buvo jam, jisai labai bijojo tą kalėjimą eiti. Jisai ten, žodžiu, nes ir jo mama ten buvo kaltinama tam teisme, jisai iki pačio gal sakė, kad jisai nekaltas, nieko nepadarė ir taip toliau. Ir žinant jo taip, kaip jisai, nu jis turbūt nežinau, nu nemokėtų net apsiginti, jeigu kažkas pulto, ne, nu visiškai toks kaip vaikas. Tai aš žinau, kad jis jau turbūt net gyva iš to kalėjimo neišeis, tai nu tada taip mačiau. Tai man tas 8 metai, nu kaip prokuroras siūlė 9 apskritai, tai jis gavo 8, tai mane visiškai tenkino tas sprendimas ir atsėdės, jeigu išeis gyvas, tai išeis. Aš pati kalėjimas atlikus praktiką, žinau, kaip ten vyksta ir kaip myli pedofilus ten. Tai ten, kaip sakant, ne pyragai jam, tai jau ten tie metai nesudaro jokio... Šiaip jisai nedirba, valstybei mokesčių nemoka, turi neįgalumą, tai ar jisai čia laisvėje, ar jisai kalėjime iš tikrųjų, tai šio naudos jokios. Kokius jausmus jis jums sukelia, kai apie jį kalbat, galvojat? Anksčiau tai man tiesiog buvo kaip, nežinau, neutralu, dabar kažkaip net įsidrąsinau nueiti tą teismą, ne, kai aš jį gyvai pamačiau, aš atsimenu, stovėjau prie teismo, laukiau savo socialinės darbuotojas iš ten Kopžį organizacijos ir aš matau jį ateinant su mama. Tiesiog gatvėje. Ir aš suprantu, kad aš esu viena. Man tada buvo, nu aš turbūt gal 18 man buvo. Dabar net nepasakysiu, kiek tų metų man buvo. Ar aš buvau pilnametė, ar ne, neatsimenu. Bet tas vaizdelis, kai aš jį mačiau tada, turbūt paskutinį kartą aš jį ir mačiau. Tai man buvo, nu, labai prastai. Aš tiesiog apsisukau, pabėgau, nes išsigandau, iš tikrųjų labai išsigandau, nes nežinau, ko tikėtis. Dabar man pikta, aš atsimenu, kaip jis elgdavosi, tą jo tokį nekaltą visuomenį pristatomą veidelį, tai man tikrai yra pikta ant jo, labai šlykštu, plius aš žinau, kad jisai ir anksčiau bandęs yra lįst prie mergaitės irgi savo podukros ir tai nėra vienkartinis atvejis, o tiesiog, nu, pedofilizmas, nu, kaip liga, nesutrikimas. Tai pikta, šlykštu ir aš tikiuosi, kad ten kalėjime tikrai yra kuo blogiau ir kad jo ten visi nekenčia ir kad jo visi nemėgsta ir aš tikiuosi, kad jisai kiekvieną dieną tiesiog meldžias, kad jis išeis į laisvę ir tikiuosi, kad jisai suprato savo klaidą. Tai man tiesiog pikta, šlykštu ir viskas. Tai jisai yra tą daręs ir anksčiau? Jo, nes teisme buvo... Jisai turi, kaip sūnų iš ankstesnės su moterim ir ta moteris turėjo dukrą. Ir jinai liudija teisme, kad jis irgi prie jos priekabiavo ir lindo. Tai čia jo polinkis. Bet viskas išaiškėjo, kai aš jau buvau gimdžius, nu, ta prasme, kol jinai buvo vaikas, tai kaip suprantu, nieko niekam nepasakojau. Koks dabar yra jūsų santykis su jūsų vaiku? Aš ir myliu savo vaiką, bet jaučiuosi ir labai apribota. Aš apribota jaučiuosi, kad aš nepadariau šito pasirinkimo, ne, kad aš negalėjau nei pasidaryti aborto, nu jo galėjau atiduoti, bet, nu, kažkaip, nu, širdis man neleido to padaryti. Tai aš jaučiuosi su to vaiku, nu, tokiam santykiai, sakykime, dviprasmiškam. Aš jaučiuosi, kad jis yra apribojęs mano laisvę. Tarkim, aš turiu pasimti iš mokyklos ir viskas, aš vakare negaliu niekur išeiti, negaliu ten, pavyzdžiui, dirbti kažkokio antro darbo, negaliu į koncertą išeiti, man visą laiką reikia derinti, kas jį prižiūrės. Mano draugės tėvai yra Kaune, tai vadinasi, aš turiu logistinius visus dalykus susidėlioti. Plius, kad irgi dirbantys žmonės, ne? Tai, nu, toks santykis, plius, kad jisai turi spec poreikius. Tai jam reikia daugiau dėmesio, daugiau priežiūros, daugiau specialistų, daugiau laiko, daugiau nervų, daugiau kantrybės, nu, daugiau visko. Ką aš žinau, vieną kartą aš jį labai myliu, suprantu, kad čia mano vaikas bet tiesiog aš laukiu, kada jam sueis 18 ir kad aš galėsiu gyventi savo gyvenimą, nes daugiau vaikų nebenoriu, aš jau užauginsiu tiek, kiek aš gebu užauginti, iš tos labiau atsakomybės, nes yra, kai tu augini savo vaiką iš didelės meilės, ne, yra, kai tu augini iš atsakomybės. Nu, tai aš ir myliu savo vaiką, bet vis tiek aš auginu labiau iš atsakomybės, vien dėl to aš jo nepasirinkau. Tiesiog man buvo primesta atsakomybė ir tu jį augink. Tai aš ir myliu savo vaiką ir noriu viso jam ko geriausio, bet kartu ir negebu patenkinti jo emocinių poreikių. Aš taip įsivaizduoju ir net neįsivaizduoju 100% įsitikinus, kad tas vaikas turės užaugęs daug traumų. Tai va toks tas santykis. Kaip jaučiatės, kai tai sakot?
Jeigu aš būčiau, tarkim, su vaikinu, kurį myliu, susilaukus vaiko, ne, ir taip kalbėčiau dabar, tai aš jaučiu kalta, bet kadangi aš to nepasirinkau šitų visų įvykių, nepasirinkau jo turėjimo, nepasirinkau jo atkeliavimo pasaulį, nepasirinkau jo tėvo, nepasirinkau jo genų, nieko nepasirinkau, tai aš tiesiog jaučiuosi, kad aš darau tiek, kiek aš galiu daryti, viską darau maksimaliai, tiek, kiek aš gebu, tiek, kiek aš noriu daryti, tai aš nesijaučiu kažkaip nei per daug kalta, tiesiog aš jo kažkur netidaviau, neišmečiau, nežinau, nesmurtauju prieš jį ten ir panašiai, pas mus nėra kažkokio, nesilanko vaikų teisės namuose, laiką pavalgydintas, išmaudytas, tik kad gal tie, tarkim, dėmesio trūkumas, tie visi emociniai poreikiai nėra labai patenkinti stipriai, bet aš nesijaučiu kalta. Jaučiuosi, kad darau, negaliu sakyti, kad maksimaliai, bet darau tiek, kiek noriu daryti, tiek, kiek galiu daryti. Kodėl nebijote apie tai kalbėti? Nes čia tokia tema, kur labai retai, kada žmonės kalba apie kažkokį kitokį požiūrį į savo vaiką. Nes faktas, kad jeigu tu ten pasakysi, kad tu nori išmesti savo vaiką per langą, ne, nu, tai tu susilauksi visuomenės ten kokia tu mama, ne, nu dabar šiaip tu daryk bet ką. Vis tiek tu būsi bloga mama, ne iš visuomenės, tarkim, pusės. Aš atsimenu, pas mus kažkada buvo ten kažkokia moteris iš probacijos, gal ir iš kur, aš dabar neatsimenu, ne iš kalėjimo, mes ten, kadangi mano specializacija yra bausmių vykdymas, žodžiu, kai socialinį darbą studijavau, ta moteris atėjo ir jinai kalbėjo apie savo kažkaip vaikus ir sako, aš noriu kartais išmesti savo vaiką per langą. Ir man toks buvo, wow, aš irgi kartais noriu. Ir man toks buvo, kad galima taip sakyti, kad galima apie tai kalbėti, tu negrasini to padaryti, bet, nu, kaip metafora, ne? Tu nesi kažkoks mama ar tėvas, nėra geležinis žmogus, kuris visą laiką besąlygiškai myli savo vaiką, kad pats geriausias pasaulyje, kad jam nereik poilsio nuo savo vaiko ir taip ir. Taip nėra, bet taip sudaro, nežinau, turbūt super mamytės, instagraminis tas visas vaizdas, ne? Ir tos, kaip čia pasakyti, tie, kurie bijo apie tai kalbėti, ne? O aš nebijau, nu, yra taip, kaip yra. Tai gal man būtų gal nedrasus, jeigu aš būčiau to vaiko iš meilės sulaukus, gal tada būtų kitaip. Bet, nu, tiesiog aš jaučiuosi taip, kaip aš jaučiuosi apie savo vaiką, aš darau tiek, kiek aš galiu daryti dėl savo vaiko ir dėl savęs, ne, ir man kažkaip nėra gėda kalbėti, kad aš tam vaikui paliksiu kažkokias traumas, ar kad jisai galiausias nedamylėtas vaikas, ne, ar kad jisai, nežinau, dėmesio jam trūkumas bus ar taip toliau. Nu, tai, nes tai tokia yra realybė, aš jos nebandau tiesiog pagražinti. Kaip dabar jūsų gyvenimas atrodo? Aš dabar dirbu kaip socialinė darbuotoja, mano vaikas dabar yra pirmokas, aš jį vedu į mokyklą. Turiu šunį, tik išsikraušiu globos namų, iškart pasiėmiau šunį, tai įstojau teisę, kur supratau, kad visiškai ne man ir aš laukiu, kol aš iš ten greičiau išeisiu, nes man jau norėjo išmė, žodžiu, nes tiesiog negaliu mokytis, visiškai ne mano dalykas, universitetas man visiškai nepatinka, tiesiog aš dirbu, dar kažkiek studijuoju, auginu vaiką, buitis, šuo, namai ir taip toliau, planuoju perstoti vaikų teisų apsaugą, nes noriu būti arčiau, visą šitą dalimą aš net rašiau iš tikrųjų bakalauro darbą apie vaikų seksualinę prievartą. Ir manęs klausė, kaip tu galėjai tai rašyti, ar tau nebuvo sunku? Ne, aš jaučiausi, kad aš gydausi tokiu būdu, ne? Dabar taip, man atsinaujino depresija, aišku, po 7 metų, tai vėl tenka gerti vaistus ir lankyti psichoterapiją ir gydytis. Bet aš viską priimu kaip gyvenimo etapą. Nu, tarkim, nežinau, buvau pradėjus rūkyti, ne? Ir žinau, kad tiesiog, kad man dabar to reikia ir aš tiesiog, kad man net nereikės pastangų mesti, tiesiog ateis ta diena, kad aš nebenorėsiu. Taip ir buvo. Tiesiog aš kiekvieną savo kažkokį gyvenimo niuansą priimu kaip tam tikrą etapą, sunkesnį, lengvesnį, bet aš žinau, kad aš tai išgyvensiu, nes praėjau dar, ta prasme, labai didelį kažkokį mėšlą savo gyvenime, ne? Bet, nežinau, nesijaučiu kažkokią psichinę ligonę ar kažkokią, nežinau, kad negalėčiau apie tai kalbėti ar dar kažką. Tai aš dabar visai džiaugiuosi savo gyvenimu iš tikrųjų. Galėčiau gal labiau būti emociškai tvirtesnė, man šito kažkiek trūksta, jaučiu. Šiaip daugiau nieko man kaip ir netrūksta. Seksualinis smurtas, kaip jis pakeičia žmogų, kaip jis pakeitė jūs? Visokių ten tų istorijų būna, bet, aš nesu patyrus tos fizinės prievartos, ne, kur per prievarto tokia, ne, tave ten išprievartauti, aš nežinau, kaip tada yra. Jinai mane pakeitė, tiesiog, kad, nežinau, tiesiog, kad mano gyvenime atsirado papildomas žmogus, ne? Jo kažkoks kitas žmogus sėdo į kalėjimą, tai kažkokio manyje perversmo didelio tai nepadarė, tai paliko traumas, aišku, nėra čia taip paprasta, kad, kaip sakant, kad čia nieko neįvyko, traumos lieka, su kuriomis reikia dirbti, bet
aš manau, kad negaliu sakyti, kad į gerą pusę, ne, bet aš dabar galbūt galiu kitiem padėti, ne, aš, pavyzdžiui, žinau, kaip atskiri ženklus kažkokius, kad tai vyksta šeimose, net nedisfunkcinėse, tai vyksta normaliuose šeimose, ne, tai aš jaučiuosi šiaip, turbūt ne pati seksualinė prievarta mane pakeitė, bet tas vaiko gimimas ir visa kita kaip įsirutulio, kad socialinį darbą pabaigiau ir taip toliau, tai jeigu turbūt nebūtų viso to įvykę, aš nežinau, kaip mano gyvenimas būtų pasisukęs, tai aš negaliu sakyti, kad aš džiaugiuosi ir ačiū tam žmogui, kad jisai padarė, ne, bet, man kažkokio blogo įtakos tai nepadarė, aš kažkokios, nežinau, nesusirgau kažkuo, buvo kaip buvo, tiesiog tai irgi priemu kaip gyvenimo etapą, negalvoju apie tai kiekvieną dieną, tau nėra kažkokios ten vyrų baimės malikusios, nežinau, gal mano psichologas sakė, kad kad aš labai psichologiškai atspari ir aš tiesiog kažkaip su to susigyvenu ir viskas. Jo, aš norėjau klausti, ar pakeitė kažkokį požiūrį į vyrus, kas irgi atrodytų gan normalu turbūt. Ne, šiaip į vyrus, ką aš žinau, vyrai jie man šiaip nelabai, ką aš žinau, tokie keisti žmonės. Ta prasme, nes aš dabar esu išsiskyrus pusę metų, tai pabendravus su vyrais supratau, kad labai liūdna situacija, Lietuvoje bent jau. Kažkokio santykiai vyrus, nepakeitė. Minėjot, kad vardą pasikeitėt. Kaip tai vyko ir kodėl tai vyko, kam to jums reikėjo? Man mano vardas niekada nepatiko. Kodėl? Nežinau, tiesiog nepatiko, tiesiog Laura man toksai, ne apie mane, kažko man trūksta, man norės kažkokio tvirtesnio vardo, užtikrinti, man čia ne apie mane buvo. Bet aš turbūt tą vardo keitimą galvojau kokius 2 metus, man vis šmėstelėdavo galvoj, kad norėčiau pasikeisti vardą. Pradėjau googlinti, kaip tą padaryti ir kažkaip vasarą, aš persikrausčiau į naują rajoną, išsiskyriau su vaikinu savo ir tada man toks buvo, man būna tokia pliusnių žino, kad reikia dabar kažką pakeisti, užsimti ant kažko užsimti. Ir aš tokia, tai gerai, dabar puikia proga pasikeisti vardą. Čia bus kaip naujas gyvenimo etapas, skyrybos, nauji namai ir naujas vardas. Ir ką, aš užpildžiau prašymą ir man reikia išsirinkti visų pirma tą vardą. Kadangi aš esu svarstyklės pagal zodiako ženklą, man labai sunku išsirinkti kažką vieną. Ir galvoju, kodėl aš negaliu turėti 2, jeigu man sunku išsirinkti. Tai aš pasirinkau 4 vardus, kurie man labiausiai tiko. Tai buvo Vanesa, Klara, Veronika ir Temidė. Ir tiesiog žiūrėjau su ChatGPT pagal reikšmę, kuris man ten labiausiai atitinka, ne? Plius, kad Temidė, tai plius, kad aš ir teisę studijuoju, aš net nežinau, kad toks vardas egzistuoja, tai man šitas jau buvo aišku ir dar reikėjo papildomai vieną išsirinkti. Bet nenorėjau, kad tas Temidė būtų kaip ir pirmas, nes biškai be ryšio kaip ir. Tai aš pasirinkau tą Veroniką Temidė, skambesys ok, užpildžiau prašymą, man patvirtino, sumokėjau 18 eurų, pasikeičiau pasą, pasikeičiau ten, kur reikėjo visus dokumentuose vardą, gal dar pusę nepakeista ir viskas. Ir aš džiaugiuosi naujų vardų. O jūs savo pati esat Laura ar Veronika? Veronika. Mane dar vis vadina Laura. Aš būna kartais mintise, Laura susimk, ne? Veronika susimk. Būna tokių, bet jau iš tikrųjų ir pačiai priprasta, aišku, buvo sunku pakankamai. Bet jau galim sakyti, kokį 100% aš jau pasakiau, kad aš jau Veronika. Aš labai džiaugiuosi šitų savo sprendimų. Man tas vardas Laura, man jis taip ir liko buvęs kažkoks. Ta prasme, man kažkaip aš nebesisieju su juo, ne? Nebent kažkas, kolegė mane pavadino ar kažkas. Visiems tas vardas mano Temidė patiko, tai man ten Temis vadino, dar kažkaip ten kokią vedėją iš kabineto reikia Temidė ateik čia. Tai aš jau pripratau prie to vardo, iš tikrųjų man jis patinka ir aš kažkaip nesigailiu savo sprendimų. Nebent sugalvosiu po kokių 10 metų vėl antrą pasikeis kartą vardą, tai šitas biški gąsdina mane. Pripratau taip aš prie savo seno vardo, bet taip pat priprantu ir prie naujo vardo. Tai, ta prasme, čia tokia, kur fainai, man ką žinau, aš labai džiaugiuosi šitų sprendimų. Aš esu toks žmogus, kur man atsibosta labai greit dalykai, net žmonės atsibosta, man visą laiką reikia naujovių, tai tas buvo. Jo, supranti, kad tėvai tau ten rinko, bet tie tėvai vis tiek mirė, tai koks skirtumas, ne, kas ten tą vardą rinko. Aš labai bijau, kad man kažkokį netokį, sako, likimas su vardu susijęs, ne, tai aš galvau, kad man dabar koks likimas baisus bet kol kas per pusę metų nieko baisus nenutiko, viskas tik į gerą eina. Nebuvo, kad pasikeis vardą. Aš ilgai apie tai svarsčiau ir dabar galvoju, gal pavardę dar pasikeisiu, pasiimsiu mamos mergaitę, bet nežinau, kaip įrodyti reikės šitą visą dalyką. Kokie ateities planai? Įstoti į vaikų teisų apsaugą MRU, mesti teisę, daugiau nebegrįžti į teisę, išsilaikyti teisės, planuoju ant savo gimtadienio, nes vis atidėliau šitą dalyką. Gimdyti niekada nebijau, nes toks atrodo, visos pagimdo ir nebus taip, kad tu nepagimdysi, ne, kur niekada nebijau gimdymo, bet teisų laikymą atidėliau 5 metus ir niekada negaliu prisiruošęs, man čia atrodo katorga, baisus dalykas. Bet jau susijimsiu ir tai dar planuoju
šiaip į kažkokias moterų stovyklas vykti. Labai noriu daugiau įgyti pasitikėjimo savimi, labiau pamilti save, galbūt pradėti savanoriauti. Man jaučias, kad trūksta kažkokios gyvenime veiklos. Tai aš noriu kažkaip padėti žmonėm, padėti galbūt vaikam, kurie kenčia. Dėl to ir vaikų teisų apsaugą studijuosiu. Bent jau planuoju, tai tų planų nėra daug, bet jie tokie, aiškus, tokie studijos, teisės, kažkokia moterų stovykla, mokymai ir panašiai. Ko savo palinkėtumėt? Norėčiau žmogaus, artimos sielos, norėčiau daugiau pakeliauti. Šiaip niekur nesu, man 23 metai, aš niekur nesu buvus už Lietuvos ribų. Bet nebestebina, tokia. Norėčiau išmokti priimti pagalbą. Nes dabar aš viską pati, aš viską galiu, aš stipri, man čia nereikia. Dar labiau pasitikėti savimi, suteikti pagalbą kitiem. Palinkėčiau savo tokių dalykų, kurie man pratęs ar garantuos mano kažkokią šviesesnę ateitį.